Blemba, kas išrado tos profilio sistemos? Visiškas respektas, pagarba, nusilenkimai. Šitą jau yra siena suformuota, tai apačioj prisiklijavau. Neišlupsi. Šitie stojkės jau knaufo, čia ne knaufas, taupiau šiam eurų. Koks skirtumas, čia tai metalas eina vos prisukt. Šitas žiauriai greit su tom repliam. Šnakt, 20 eurų ant replių išleidau. Va, tokios replius pridedi, čak, ir jos tokį padaro. Va tokį užrėtimą ir metalas su metalu susijungia. Varžtas gal geriau laikytų, bet čia paskui gipsas viskas suriša. Čia pas mane dar neaišku, kokio pločio duris, tai čia, kaip sakyt, dar palauksim, kai reiks išsipjausim ir su multitoolsu tos klijus nusipjausiu, tikiuosi. Čia ateina pas mane karštas šaltas, 18 vamžiai, kriauklė pasiims, tūlikas šaltą pasiims ir čia šaltą karštą pasiims. Čia bus kraniukai, reikia kažkokį sutvirtinimą dar padaryti, kad juos pakabinti. Sustorino Muraris kolonas, dar tokį dadėjo tvirtumo, kad jau sienoj slepiasi. Į kiekvieną beveik koloną tokį dadėjom, nes su siena čia yra, jinai lygiuota, jinai nelabai konstrukcinė. Ir jinai va tokia paskilinėjęs. Uždėjom konstrukcinę biškį medžią, kad būtų rimčiau. Muraris čia viską dabaiginėja, uždėjo šitą apatinį penketuką, kurį reikėjo lygiai su šitu uždėti. Geras, kaip fainai, kad erdvės jau jaučiasi, ane? Atkaliau sistemą, kaip langą sutvarkysiu, va taip, viską susitvarkau, va, viskas iki čia eina, tada čia bus 5 comai putlašio ir langas išsikiša per šitas skylės, išsikiša langai. Smagiai mes čia darbuojamės, trobelė kiekvieną dieną svečiai, 10 dienų iš eilės, non-stop. O šiandieną dar piršlybas, pažiūrėkit, kaip papuošta viskas yra. O buvau praleidęs video, nes tiesiog nei jėgų būna, nei laiko. Nežinau, kaip šiais laikais, anksčiau, kai žmonės vaikus augindavo, tai ir tų kaimynų būdavo, ir senelių, ir prosenelių kartais padaboja. O dabar visi palikti dviesi arba vienas ten dirba visą laiką, žmona visą laiką su to vaiku pajodus. Ir vienai taip sugalvojom atostogų važiuoti, nes jau amen jūzė. Galvojom gal į Indiją, gal į Tailandą, gal į Balį, gal į Ameriką. Visur galvojom. Pasiskaičiavom savo biudžetą, reik dar langus užsakyti. Tai ilsėsimės turbūt brangiausiai vietoj. Lyginant su Baliu, tai trobelė Luna. Savaitėlę kokią, biškį plokštelsim. Už biudžetą auklę pasamdysim, kad dieną vaiką padabotų ir tiesiog miegosim. Gaila, kad Muraris jau paliks mane, reikės čia man vienam, nes jis čia viską padaro, aš kol aš čia tik tai kažką palakstau, tai svečius priimu, tai kažką pabraižau. Židinio vieta, vamžiai židiniui pajungt, visai nemažai vietos gaunasi. Čia pertvara, čia visur bus laisva erdvė, ten užsidaro, čia užsidaro ir per vidurį platus, gražus koridorius. Aišku, jisai čia nebus toks platus, jums per kamerą net nesimato. Kada kas ateina, sako, oho, koks didelis, atrodė mažesnis. Čia bus spinta didelė, dėl to čia tas koridorius nebus toks platus, bet šiaip erdvus koridorius, fainas. Čia bus mano žmonos kambarys, didelis, gražus kambarys. Kiek čia metrų gaunas, pamatuojam? 2, 3, 4, 5 beveik. Netoks jau ir didelis, bet užteks. Tai labai fainai, kad tie langai atsidaro. Šitas labai jau apribotas mano langas, tai čia bus tik tai 3 comai ekstrudo, visur kitur 5 ir ne šiaip 5, iš tikrųjų bus 7. Tokia mano idėja yra šiltai padaryti, kadangi šitas balkis, čia medis yra jo, jis iš lauko šala. Ir kai šala, čia mūsų langas kažkur iki čia, o čia šaltas balkis, labai šaltas medis, jis toks, čia bus 5 comai ekstrudo, jau izoliuos tą šaltį, tada įsidės langas. Vat kaip mes matom angą, tai minus 1,5 comą. Ir tada dar 2 comai ekstrudo makruha, kai čia užsipūs, dar 2 comai iki lango dasidės. Ir tą makruha pakavos. Tai čia gausis kaip ir 7 comai ekstrudo. Jau yra toks gerai, jau gerai. Ir iš karto jisai apsitinkos. Tas ekstrudas išlys iki pačia, gipsas eis iki jo. Nežinau, kaip čia reikėtų, iš tikrųjų teoriškai šitas turi susijungti su langu, bet ant to celofano neitų tinkuoti, reikėtų kažką prisukti ir tada tinkuoti. Aš noriu iš karto tinkuoti ant ekstrudo, dėl to aš taip darau. Aš taip įsivaizduoju, gipsas eis lapas iki čia, mažas tarpas, čia taip Muraris pamokė, kad garsas nepereitų, ir kitas gipsas čia prasitėsi. Ir tada šitie profiliai dedasi ant gipso,
prisisuka ir taip susiriša. Ir čia tada tas kampas toks daug tvirtesnis gaunasi. Technologijos nespėjai sekti. Galime ir taip ten statyti, o mes va taip statom. Biški metaliniai profiliai, biški sandvičas. Tas sandvičas Bevis gamina, čia lietuviai. Labai mes buvom pas juos svečiuose, viskas susidraugavom, viskas žiauriai fainai. Nesulaukiu, kada jau prasidės eksploatacija tikra, kada bus langai sudėti ir matysis kaip jisai, kaip garsas, kaip šiluma. Nu, bet faktas kaip blynas, kad čia sandariausia yra dalis, o sandarumas yra labai svarbu, ypač viršui, kur ten didelis karšto oro slėgis. Va, šilta. Tokie juodi profiliai, tokie nesat tokių matę gražių. Vat jum palyginimas. Tyliau iš karto, va kaip gražiai viską čia užklijavom. Ne, aš čia nieko neklijavau, aš tik tai atvežiau, kad klijuotų muražis. O čia yra įklijuota, priklijuota, čia yra visiškai stabilu, sustingę, prilipę prie čia. Su varžtais tik tai fiksuoju, kad, kad pritrauktų gerai. Ir paskui va čia jau yra viskas prilipę. Ir įsivaizduokit, aš iki čia davėsiu gipsą, tada nusipjausiu. Įsivaizduojate, ne, paimsiu. Nupjausiu, kad lygiai su gipsu būtų. Tada čia nušveisiu, užapvalinsiu. Va taip va. Tada uždėsiu tinklelį, kad viską surišt, netrukinėtų. Ir viską užtinkosiu, va taip, užapvalinti. Taip dar nesat matę, bet aš esu panašiai jau bandęs ir labai man patiko. Nu ir 5 comai nemažai. Užtenka. Kaip tėtis daro prie? Čia prie sportuoja? Naktis važiuoju į kaimą, sudirbant dujų nuotėkių daviklius. Lyg tarpinę pakeitė, bet kažkaip vėl sudirbinėja. Tai turiu nuotoliniu būdu ir matau, kiek ten procentų ir dirbtiniu būdu vėdinimą jau prasivedina, bet po truputį vėl pradeda kilti koncentracija. Tai važiuoju žiūrėti. Tik kad svečiai neprisiskambinu, net aš jam neskambinu naktį. Parašiau žinutę, nieko nedrašo. Neišgazdinsiu, tikiuosi. Baigiam darbelius šią savaitę. Kitą savaitę murarė jau nebus tikrai. O, aš gal dar ir būsiu, bet aš toks negyvas. Dar šią naktas dujas važiuoju, ten tas reduktorius pradėjo leisti šliampus.